Sveiki, vietinis iš Vilniaus. Atėjo siuntinys. Atėjo šildytuvas elektrinis. Pasižiūrėsime tuoj, kaip jis atrodo. Lenkų gamybos. 600 vatų. 5 litrai. Nieko savo 5 litrai, kokiais didumo. Taip. Tvirtinimą. Tvirtinimas šitas vandens, kad nuleisti. Taip, čia. Jisai mažutis. Jisai kaip didelis, tik tai siauras labai. Aha. Nu jo, po kriauklę arba virš kriauklės. Šitas mūsų koksai. Jeigu taip žemyn, taip. Čia po kriauklę jo. Gerai, tinka. Keturių varžtų. Jisai vis tiek statysis turbūt ant žemės, tik taip prilaikantis bus varžtai. Taip. Čia pirma, antra, trečia padėtis. Tai pirma. O, visai neblogai. Reikės įstatyti. Turėsim karštą vandenį, dujų katilą, dujų kolonėlę kol kas nepirkau, vėliau pasižiūrėsim. Jeigu bus gerai su elektra, gal ir nereikia dujų. Nebent kaip rezervinis variantas. Taip. Reikia eiti į namelį matuotis. Nu, atnešiau į namelį. Padėjau, pastačiau normaliai. Va taip turbūt bus. Bet jeigu pastatyti šitam kampe, visų pirma, pristumti negali, todėl kad vamzdžiai čia išlindę. Ir jau čia vietos nėra toli, tai jisai kažkur, jis iki čia jau trukdo. Ir pritvirtinti sunku. Čia yra toksai lenkimas truputį, nes čia yra laidai šitų lempų namelio, taip kad, žodžiu, šitoj vietoj pats tas, jisai visų pirma, kiek vietos jo dar 20, 40, 50 cm. Tualetas laisvai telpa, jis iki čia, net per vidurį galima jį statyti. Va, iki vamzdžių daeina, šita siena yra lygi. Ir, reiškia, vamzdžiai ten slepiasi už jo ir čia niekam netrukdo. Liuks. Taip, pritvirtinti. Nu jo, aš va taip jį pastatysiu. Ir tiesiog ant 4 varžtukų pritvirtinsim. Tik vienintelis šitos plokštės yra sienelės, yra tuščia vidurės. Nėra prie kaip. Arba daryti kiaurai, skylutes ir varžtais prisukti. Arba klijuoti kažką tai, nu, tipo, nedidesnis negu va šitas diametras visas, nu, plokštuma. Fanera, pavyzdžiui. Klijuoti su klijais, o prie faneros jau prisukti. Fanera pas mane nestora, atrodo, ten, aš neatsimenu dabar, 8 ar 9 mm. Tai va dabar net nežinau, galvosim, ar priklijuoti ir prie faneros tiesiog prisukti. Fanera truputį tada taip matysis. Ar tiesiog kiaurai daryti skylės ir iš tos pusės poveržlės ir prisukti, bet varžteliais ten poveržlė veržlė, čia poveržlė veržlė ir varžtas biški išlindęs.
ir varžtas susikabins. Gal taip ir geriausia padaryti, tai bus, nu, turbūt būtų geriausias variantas. Bet iš tos pusės išlindęs mažai, nu, varžtukas biški. Nežinau, pagalvosim dar čia, kaip čia būtų. Fanierą pridėsiu, pamatuosiu. Nu tai va. Čia viršui kriauklė statysis. Ir viskas, kas čia ateina šaltas vanduo, vat kaip tik vamzdis. Čia karštas jau. Čia dar reikia šitą daryti. Oi, kad įsijungtų į dušą, gi nevesti tiesiai iš čia į dušą, o reikia tas įjungti, išjungti. Maišytuvas kažkoks turės būti, dar nespėsiu ir pajungti aš jį. Kažkoks maišytuvas, po to reikia, reiškia, į dušą turi ateiti ir šaltas, ir karštas. Nu, vienu žodžiu, šitas vanduo ateina į šaltą. Taip. Čia šaltas ateina, o čia iš karštas eina. Tada reikia dar ne viskas, reikia, kad eitų jo į tą maišytuvą šito dušo. Ir šaltas, paskui iš čia ateitų į vamzdis į tą po šituo, po kriauklę virtuviai. Nu čia gali ateiti ir per lanksčią žarną. Pas mane skylė padarė, ne skylė, o vamzdis, vamzdelis įdėtas, gofro tokia. Ir ją nuvesiu tenai, jinai kažkur tai čia turės išlysti. Kažkur tai, ne čia, bet čia atrodo išlenda. Nu va, jinai išlenda, čia nesimato tamsu labai, man ten išlenda. Jo, ir aš tada vesiu, turiu dar ten skylutę padaryti kažkur ten, čia yra, ten man atrodo tarpas. Ir į viršų čia, o tai čia ilga reikia, čia yra grubiai virš metro, tai jau gal geriau, nežinau, gal tada daugiasluoksnį vamzdį geriau. Kurgi šitam 1,5 metro pirksiu žarną, dar nepralys su antgaliais, tais gal tada daugiasluoksnį vamzdį ir aš čia užpresuosiu. Nu, vienu žodžiu, dar darbelė yra čia visai dienai. Reikia pirkti tada maišytuvą, nežinau. Reikės pagalvoti, gal dar šį važiavimą šią savaitę važiuojam, nepasijungs. Nu, šią savaitę tai yra Liepos gale, rugpjūčio pradžioj važiuojam, nepasijungsiu. Video išės biškį vėliau. Gal tada paliksiu va šitą aš va, su jungikliu padaręs siurbliukas, kuris statosi į balėją ir, nu, patikrinti, nežinau, ar čia dabar greitai išeitų patikrinti su vandeniu. Pasižiūrėsiu. Visą dieną čia lyja, neįmanoma nei vaikščioti laukia, nieko, vėjas lyja. Katastrofa, kažkokia tai vasara. Naktį, ten 12 šilumos, 13. Liepos mėnuo vadinasi. Medžių prilaužė mieste, potviniai visur, pravažiuoti vos galima. Mums šaką kriaušės nulaužė. Jo. Gerai, galvosim, kaip sakant. Kulybinas toliau galvos. Kai visada savo bardakė. Dar didesnis negu buvo. Čia net praeit jau nėra kur. Vienu žodžiu, tęsiasi karšto vandens boilerio statymas. Reiškia, va, pastačiau šį, jau ir išbandžiau. Reiškia, plokštelę priklijavau ir prisukau ten, va, už jo plokštelė yra tokia duota. Ir va čia varžtais prisukau. Va. Kiaurai skylutės padariau, varžtais viržlėm užveržiau. Viskas. Dabar čia viską pajungiau. Šaltas, čia vargau šaltą, kol prakišau į aną pusę. Ojei, sunku, daugiasluoksnis nelabai. Taip lenkės lengvai. Tai va, šaltas, va tas prakištas, į ten karštas. Čia tas vožtuvas stovi. Nuo jo jau žarnelė jau lašėjo.
Nu, vienu žodžiu, reikia šį žarnelę gal mažesnį, jinai per laisva. Taip lengvai. Ir ją kažkur, tai nežinau, nuvesti kažkur kitur reikia. Į kokį gal uždarą butelį, ar ten, nežinau, tiesiog čia į dušinę padą. Pažiūrėsim. Arba čia bus bendrai sifonas, dar čia kriauklės statysis, tai į jį tada gal nuvesim. Čia pajungiau, nežinau, laikinai tuos ventilius, tai gal jie ir stovės. Sako, nėra laikino, kas pastovus. Bet tik tai reikės va šitą persukti, man atrodo, biškai kažkur čia lašelis. Vos sunkėsi, čia tokie seni. Gal paieškosiu naujesnio. Vienas naujas, kitas seną pastačiau. Kur galėjau užpresavau, kur trišakis užpresuotas, čia užsuktas, bet nebėga, nes neturėjau. Ką turėjau, tą sudėjau, vieną žodžiu. Man pakabinau, tvirtai laiko, iššildžiau nuo namų elektros, patikrinti, viskas gerai, karštas vanduo jau bėga, 70 laipsnių kažkur tai. Oho, verdantis beveik, nu ne verdantis gal, garai negaruoja, 70 laipsnių kokie. Nu tai taip būtų pats tas. Karštas gerai. Vienu žodžiu, dar yra viena bėda. Nuo elektros namų prišildžiau. Bandžiau nuo inverterio mašinai. Padirbo minutės 2 ir išmušė saugiklius. Nu, ten saugiklis sudegė po 40 amperų. Įdėjau naujus, bet daugiau nestačiau, nes vėl sudegtų. Reiškia, prisilpnas inverteris. Inverteris 700 vatų, arbatinė 600 vatų tempia, o šito ne. Nežinau. Reikia inverterį normalų pirkti, vienu žodžiu, reikia kelių kilovatų, 2-3 nusipirkti. Vis tiek ateity reikės. Anksčiau ir vėliau šitą gal arba palikti, arba parduoti, arba mašinai tegul stovi, o čia pastatyti kitą. Nes be jo tragedija. Nu ir palikau dar šitą siurbliuką, kuris statysis tokią kibirą. Vandens karšto pripilsim iš dujų, pasišildysim su dujom. Jau norėjau atviniuoti čia viską pajungti, paskui galvoju, ne. Patikrinsiu nuo savo prailgintuvo. Tai gerai, kad neatjungiau. Čia važiuoti, netraukė, reiškia. Nu, tai nesmė. Dabar kriauklį reikės pastatyti. Tai pažymėta toj vietoj kažkur, čia kažkur. Tai 90 nuo žemės. Taip. Kokia geltona, nes baisi. Čia reikės maišytuvą, turiu namie. Seną mūsų iš vonios anksčiau stovėjo. Ir pasijungti prie šito. Reiškiasi, šaltas vanduo, jeigu nenupirksim inverterį rytoj, tai šaltas vanduo bus. O gal ir nupirksim, pažiūrėsi, kaip čia, jeigu netingėsiu pavažiuoti kur nors paieškoti. Nes jau rytoj, poryt ir viskas reikia važiuoti atostogauti. Nu taip, gaunasi. Čia vietos, aišku, mažai labai. Dar reikia šitą pajungti. Čia skylę daryti ir vesti į sifoną. O žarnelę tada kaip? Gal per skylę ten nuvesti, arba čia pajungti, nežinau, galvosiu. Nu taip, o čia tualetas statysis ir labai viskas gerai. Labai viskas liuks gaunasi. Dabar reikės šitą, kaip jisai, tas dušo, tas kur maudytis dušas pas čia statysis. Ir jis, aišku, nelabai pasieks. Aš sugalvojau, kada pastatysime, pavyzdžiui, maišytuvas kriaukliai. Mažutis bus toks. Kaip jį pasijungti, juk dušinį statyti reikia vėl prie sienos, labai daug darbo. Aš pagalvojau, šitą aš nusuksiu ir prisuksiu dušą. Su tokiu perėjimas. Hop. Ir ir nuo čia bus dušas mums. Tik dabar, šitoj vietoj kaip bus, nelabai patogu, ta užuolaida čia trukdo. Reiškia, reikės šlangą ilgesnį nupirkti, jie pigus tie šlangai, ten po 3 eurus, gal po 4.
kažkaip tai apačio pravesti ir čia iškelti. Aiškiai mūsų šlangas nuo čia pasiekia iki apačios ir dar dadurti reikės. Nu taip. Taip kad va taip. Kaip kulybinas. Kuriu čia viską. Nu, svarbiausia jau viskas veikia. Dabar reikia nuleisti vis dėlto vandenį. Karštą gailą ant žemės. Ir patvarkyti ant alašas. Nu, negerai. Gal ir už akis ateity, bet nu, neramu vis tiek. Bėga jisai čia tekės ir lašės ir paskui pūdys. Reikia padaryti normaliai, kad nieks nebėgtų. Vis vyksta pasiruošimas kelioniai. Va toks bardakas dabar laukia jau. Tvarkomės, siurbėmės, lausim čia viską. Jau beveik viskas sutvarkyta. Muzikas to išjungsim. Viskas, nu, smulkmenos kokios tai liko, tai jau ten visko nepadarysi. Reikės vis tiek vėliau po truputėlį. Bet pagrindinė dalykai padaryti. Šitą dar nepritvirtinam. Dabar jau dėliojamės. Čia susidedam viską, ko reikia. Reikės dar malkų įsimesti. Tai čia jau mašina gal. Nes maišiuko gal, pusė maišiuko ten ar pusantro gal ir užteks. Taip, liemenės, irkla yra, liemenės paimsim, valtį imsim, kėdutės, staliukas, nu vat. Į vonę dušą dar nepravedžiau, vamzdžio, čia vėliau rudenį dabar karšta, kad čia kuriant gal tik tai trumpam reikės užkurti. Va, pilsim vandens, nu, taip atrodo viskas. Čia norintas, kad oras išeitų. Funkcionuoja. Čia va taip. Nieko čia nepasikeitė. Tik tai į inverterį prisukau iš mašinos, paėmiau mažutį. Čia pastačiau, čia 700 vatų ir jisai pasirodo. Ir tas vat išplėtimo bakas, tas spaudimo. Daug ką matėt jau. Tai va, pastatėm šitą šildytuvą, įjungėme ir už 2 minučių man saugiklius išmušė, sudegė. Ir supratau, kad jis nepatempė. Tai va dabar, va taip padarėm, nu biški kolchoznai, pagrindinis tvarkdarys. Cleaning operation. Jo, cleaningą kvietėm. Statybinis varymas. Taip. Nu, vienu žodžiu, va tai padarėm. Čia dar kriauklė funkcionuoja. Šiam maišytuvą dar nupirkau senas bėgo. Jis pro visur leidžia. Nieko gero. Vienu žodžiu, gerai. Funkcionuoja viskas. A, Vita, va, dar tu čia gal silikonų praeik. Nu, tengi tau 2 minutės čia. Oi, paskui užsimsiu. Nu, po to, po tvarkos. Gal rytoj negalima įdaryti. Taip, vienu žodžiu, dušo dar nepadarėm. Nu, kaip jis yra, viskas, va, prailginimą nupirkau šlangą, žarną. Nes jisai va čia kabinsis, nusileis iki apačios ir paskui aš dar 1,5 metrų dapirkau. Būtų kai tik, aš norėjau va čia užsukti, šitą išsuku ir užsukti. Bet problema smulkus ėgis. Ir tie va tokie 3/4 iš čia su perėjimu 1/2. Neusisuka, teks ieškoti. Dabar nežinau, rytoj važiuojam. Jau vakaras 7, o mes be dušų dar. Nu, pažiūrėsim. Jeigu nieko nesugalvosiu, teks tada iš balėjos. Tai siurbliuką turiu. Pajungsim dušinę, nuo akumuliatorius gerai. Svarbu, šiltas vanduo yra, jau rasi. Karštas yra vanduo. Ir dabar dar spaudimo laiko stovi. Gal atvėsiu jau dabar, aš jau išjungęs kelias valandas. Nu va, viskas, vienu žodžiu, tvarkomės, ruošiamės. A, tikrinau, aš naują nupirkau kitą. Reikia parodyti. Nes tas, kaip nepatempė, tai aš nupirkau užvakar gal, turgui buvom naują, galingesnį.
Tai pastačiau jį į šitą vietą. Norėjau tenai, bet ten man nelenda. Ten nelenda iš vis. Nežinau, ką daryti. Tai sugalvojau taip. Jį statau čia. Va, jis didelis gana. Jis 2 kartus didesnis. 2,5 kW. Sako, apie 2 turi tempti. Nu, nežinau, pažiūrėsim. Dažniausiai būna rašo piką, o paskui. Nu, rašo 2. Ir tą rašo, pavyzdžiui, ten 3000, o reiškia 1,5 paskui. Čia 2,5. Pas mane irgi 700 rašo, o 600 jis patempė. Šildytuvas tas, kaip jisai tas arbatinis, jo, užvirinam. Nu va, čia ir 12, 24 voltai. Yra USB, čia 4 net. Nu, vienu žodžiu, rozetės ir angliškos ir tokios tinka. Čia įjungti taip galima. Ir ekranas, nu čia smulkmena, bet va rodo 12 ir 9. Pakrauta 12,8 va. Nu, pilnai maksimaliai. Aš jam pakroviau, važiavau dar ir nuo saulės panelių. Eksperimentą dariau. Vakar įjungiau. Įjungiau, reiškia, tą boilerį ir palikau visą nakčiai. Vat nuo mašinos. Iš pradžių užvedžiau mašiną, įsijungė, žiūriu, puikiausiai traukia. Paskui palikau, išjungiau variklį. Ir žiūriu, boileris pašilo, jis atsijungė ir palikau iki ryto. Tai nusėdo akumuliatorius per naktį, per 8 valandas, apie 10 procentų, 8 gal procentai. Nu, viena žodžiu, nuo 12,6,2 iki 12,5,4. Nu, gal 8 procentus. Nu, super, galima pastovi, o paskui išlindo saulė ir panelės pradėjo krauti jau akumuliatorių. Galima pastovi palikinėti. Nu, pažiūrėsim šitą kelionę. Eksperimentuosim. Pirmą kartą važiuojam su saulės panelėm ir su inverteriu nauju, ir su visų vandeniu. Vandens sistema nauja. Viskas nauja. Penktadienis, rugpjūčio 2 diena, kai mes išvažiuojame. 12 dienos. Į tai jau 12 dienos. Aha, nu tai reikia susitvarkyti. Jo. Kavos išgersim, pavalgysim ir važiuosim. Ir lėkti nedasiruošus. Žodžiu, jau mes beveik susitvarkėm viską, vandenį užpildėm, įsisiurbėm, išsiplovėme, viskas susikabinom užuolaidas. Dabar grindys išplauna ir viskas. Vat, televizorius, nu ne televizorius, o monitorius. Dar stalą va pastatysim. Nu, kaip čia iš vis gerai, kiek vietos daug. O kas ten nieko ten nėra? Nu, eik. Vietos daug. Kai stalo nėra, iš vis daug vietos. O šitą gal į mašiną dėk. Kodėl? Čia ant lovos padėk ir viskas. Jeigu bus karšta, gerai, jisai veikia, liuks. Įsijungiam šaldytuvą nuo elektros. Gal reikėjo jį anksčiau įjungti nuo ryto. A, nu bendrai. Nuo elektros jisai greitai šyla. Oi, šala. Nu šaltas. Jo, jaučiasi iš karto. Aha. Aš iš tas kameros dabar durelės vietą išėmiau. Bus šalčiau? Nu, kad visas šaldytuvas greičiau, nes jisai jo, jis tada lėčiau. Vienu žodžiu, įjungėme ir saulės panelės. Jo, ne, aš grindys išplautų ten tripė. O, aš užmiršau. Saulės panelės krauna. Kiek jos duoda? Nu, 200 vatų duoda, o šaldytuvas 120 ima. Ir normaliai. O mašinoj, ne mašinoj, dar atnešime, pajungsime kitą šaldytuvą, ten šaldiklis. Ten -5 laikysim, nes kai kurie produktai bus. Katinui mėsa? Katinui mėsa jau šaldyti. Ten jau nuo mašinos krausis. Arba nuo inverterio, arba nuo mašinos tiesiog padarysiu, pažiūrėsiu. Vat, pasikrausim valtį dar ant stogo. Dabar per laidą tokį pajungiau, nes mašina toli stovi, nepasiekia. Vat. Vandens
kiek čia mes pasiėmėm. Taip, ten 55 bakas, taip 110, dar 20 litrų, 20, 130, nu ten geriamas vanduo buteliuose. 130 litrų vat, to techninio vandens ir dar namelyje. Namelyje bus, kiek ten, 50, 45, 18 ir 5, 23. 65, 68 litrai. 68 ir 130. Nu, beveik 200 litrų vandens. 200 litrų vandens. Normaliai. Du atsarginius ratus, nu vieną automobilio, vieną namelę ir dar padangą namelį. Reikia diską niekaip pamirštų surasti. Ne visą laiką būna. Ten reikia specialaus priekabom, paprastas netinka. Nu vat. Oi, akiniai vos nenukrito. Taip. Ir ten pas mus 13, 5, o kiek vatų duoda, įdomu. Oi, amperų kiek duoda. Taip. 10 amperų, beveik 11, 10 ir 7, 10 ir 2. O, visai gerai. Saulė išlindo. 35 laipsnių šilumos. 10 amperų lygiai. Nu, super. Šaldytuvas ima kaip tik 10 amperų, nes nuo 12 voltų jis ima 10 amperų. Jeigu būtų 24 voltai, būtų 5 turbūt. Nu, nėra skirtumo. Pas mane bendroj sumoj akumuliatorių yra 500 amper valandų. Taip, kad normaliai užteks. Savaitę gyventi be saulės. Jeigu tik šviesą naudoti, nu, smulkmeną. Nu, va. Ruošiamės vis dar. Viską dedamės. Taip. Kinukus. Kaip čia padėti? Taip. Kamera. Planuoti. Nu, čia gal. Nu ir viskas. Dabar laikinai laidą pravedžiau, kadangi paėmiau ne nuo 12 voltų nuo akumuliatorių, kad neiškrauti, nes panelė, kai važiuosim, nelabai duos, nu, uždengta pusiau bus valtim. Todėl saulės nelabai gaus, tai aš jungiau nuo to inverterio, o ten akumuliatoriai, inverteris nuo generatoriaus mašinos. Vienu žodžiu, tai va. Ir perjungiau čia 220. 220 dabar. Kiek čia dabar? 12 ir 6. Nu dabar saulės dar panelės paleido, kol dar valtis neužkroviau. 12 ir 6, tai jis neteisingai rodo. Ant 1 ir 8 daugiau, tai 12, 7, 8. Beveik 12, 8. Akumuliatoriai pasikrovė. Taip, reiškia, dabar susidedam, įvežiu navigatorių ir eisiu. Nusiprausiu ir važiuosim. Kiek ten tų valandų. Po 3, pusė 4 gal. Kiek ten laipsnių pas mus. Taip, viduj 27 ir 8, lauke 21 ir 7. Visai nekaršta, nors 28 beveik rodo. Visai čia nekaršta. Čia visai kitas klimatas. Kai 28 čia nekaršta, o kai 17 čia jau trumpom rankovėm reikia vaikščioti irgi. Nu, visai kitoks negu namuose. Visai iš kitos medžiagos padarytas namelis. Ne iš plytų. Todėl taip ir jaučiasi kitaip. Dar čia kažkas šakus brūžinasi, gal kas negirgžda. Dar nedirba kažko, man čia lemputės reikia žiūrėti. Taip, bet čia kontaktų nėra. Tai užsivesiu, paskui ruošiu važiuosiu. Tada pažiūrėsim. Atbulinės šitas, kamera neveikia kažką, reikės pažiūrėti. Nu va, kas sujungta. Būtų sugalvotų tokį vieną į vieną laidą, bet kad neišeina visko. Jo.
A, gerai. Taip, aš taip pasieksiu, aš tik praeisiu rūmų. Mums reikės dar apsiversti. Ja. Apsiversti? Tau rankas skauda, ar kas tau? Man šitą vieną skauda. Tu sakai, kažkas tau skauda po kėlimą. Akis. Ai, sunku? Dabar sunku? Ne, kaip mes pakelsim? Taip nepakelsi, reikia versti. Taip. Dabar keliam. Jo, o taip po biškį sulaikyk. Užliek. Pakelsi? Keliu. Tu nekelk rankų, tu palipėk kopėtėlėm tiesiog. Pasilyginti. Panėlės baigtuvai uždengtas, matai? Tai kai nuvažiuosim, reiks ją nukelti? O, dar nematys? Ne. Tu atlik ant šito. Jo, ir pastumti. Bet labai daug į galą dabar nekišti, nes kad namelį neužkabinti. Save nereikia, mes daugiau kišom. Bet aš bijau, kad kiši. Aš nežinau, bet tas galas eis. Nu, bet iki tiek mes nelenkiam faktiškai, kad šitas jau būtų vos ne čia. Jis bus va šitoj vietoj. Manau, kad ne. Aš matysiu. Per langą galinį matysiu. Ir per veidrodį, aš manau, kraštą, kampą aš matau. Būna. Gerai, gerai. Taip, pasudėsiu ten, ne? Nu va, tikrinam paskutinius, aiškiai, praeinam prieš kelionę, viskas ar tvarkoj. Paskutiniai patikrinimai, reikės pažiūrėti, ar šviesas dega. Ir išvažiuojam. 5 valandas. Gerai, kaip tik čia važiuoti 85 km. Užrakinti namelį, užvesti mašiną.